Visi turime visokių įpročių. Kai kurie jų yra naudingi, kiti tik tokiais atrodo. Šiame tyrime buvo vertinta, ar sveiki įpročiai iš tiesų yra siejami su sveikais veiksmais. Pasirinkti įpročiai buvo pusė lėkštės daržovių kiekviename patiekale, kasdieniai greiti pasivaikščiojimai, pauzė prieš reakciją ir sensorinių patyrimų pastebėjimas. Įdomus rezultatas. Stipriausias ryšys nustatytas tarp pauzės prieš reakciją įpročio ir patiriamo streso lygio. Neįtikėtinai logiška. Stresas ir yra papildoma galia kompensuojanti racionalaus vertinimo trūkumą. Pauzė padeda naudotis tikslesniu įrankiu – mąstymu. Silpniausias ryšys nustatytas tarp kasdienio fizinio aktyvumo įpročio ir kasdien nueinamų žingsnių. Jokiu būdu nesakau, kad įprotis neveiksmingas. Bet tikiuosi, kad taip ir nepagalvojat. Skanaus, taikos ir ramybės.